Marijampolės autobusų parko ir savivaldybės vadovai apžiūri lietuvių gamintojo elektrinį autobusą kaip variantą važinėti mūsų miesto gatvėmis. Apie autobusų parko atnaujinimą elektriniu transportu galvojama jau seniai, tačiau kol kas vyksta tik žvalgyba. Dėl ko neturim? Dėl to, kad tiesiog paprastai paimti ir nupirkti autobusą nėra taip paprasta, jis kainuoja didžiulius pinigus, be paramos vežėjų tai padaryti labai būtų sudėtinga. Šiuo metu laukiame subsidijų, kažkokių tai gairių, nupieštų su konkrečiais skaičiais, kokiom priemonėm mes galėsim, sakykime, įgyvendinti įsigijant elektrinius autobusus. Tai kada dar nėra aiškaus kompensavimo mechanizmų, dėja, bet pirkimų pradėti ir aiškių planų sudaryti negalime. Laukiant ir ruošiantis šiam žingsniui, šis autobusas ne pirmas, kurį apžiūri ir išbando Marijampolės autobusų parkas, tam, kad atėjus metui žinotų, ko tiksliai reikia, kas pateisintų Marijampolės poreikius. Didžiausias šio privalumas – gamintojas, kurio gaminti dyzeliniai autobusai jau ne vienerius metus tarnauja mūsų mieste. Pats įrengimas, pati kokybė, sakykime, galima kažką vertinti ar ne, pažįstam šitą gamintoją, galima atsiliepti tik tai gerų žodžių, kad visiems būtų aišku, tai Europos vienas didžiausių gamintojų mini klasės autobusų, jisai visai yra šalia mūsų, vos už 130 km nuo mūsų, tai mums kaip vežėjų tai yra didžiulis pliusas. Didelis privalumas, kad autobusas pagamintas Lietuvoje, taigi ir servisas, ir garantinis aptarnavimas, viskas šalia. Šiuos elektrinius autobusus gamina bendrovė Altas Auto, viena didžiausių mažųjų autobusų gamintojų Europoje, dirbanti jau daugiau nei 20 metų, o elektrinius autobusus gaminanti 4 metus. Kartu su Mercedes gamykla, gaudami jų važiuoklės ir turėdami partnerius Elinta Motors, kurie tiekia mums elektros pavaras, elektros variklius ir baterijas, kartu nutarėm kurti šitą produktą. Tai būtent jau dabar yra 4 metai, kaip mes gaminame šitą produktą serijiniu būdu. Didžiąją dalį eksportuojame į vakarų Europos šalis, bet taip pat džiaugiamės, kad yra susidomėjimas Lietuvoje ir kad mes galime šitos automobilius naudoti ir Lietuvos keliais ir juos prižiūrėti. Marijampolei siūlomas tipinis mažasis A klasės autobusas, galintis vežti 22 keleivius. Jame yra 16 sėdimų vietų ir likę gali važiuoti stovimi. Jisai vadinamas tas tipinis žemagrindis autobusas, jame gali važiuoti žmonės ir su vežimėliais, ir su vaiko vežimėliais, ir su neįgalio vežimėliais. Tai yra tas tipiškas mažasis mažų miestų arba priemiesčių autobusas. Patrauklus tiek savo išvaizda, tiek įrengimu, šiuolaikiškas įrengimas, kiekvienas keleivis turi tiek galimybę pasikrauti telefoną USB lizdai numatyti, netgi priemiestiniame maršrute, žinoma, švieslentės pritaikytos įvairiems keleiviams turintiems negalią, tiek brailio raštas, rampa neįgalėjam. Taip pat garsiniai signalai gali būti siunčiami keleiviams tiek esantiems viduje, tiek laukiantiems autobusų stotelėje, pašvietimas įlipimo durų. Autobusas tikrai įdomus, pažangus ir atrodo kokybiškas. Tikimasi, kad Marijampolės autobusų parke netolimoje ateityje bus eksploatuojama apie 30 elektrinių autobusų, kuriais būtų vežami ir miesto, ir priemiesčio keleiviai. Žiūrint į priekį yra reikalavimai ir per artimiausius keletą metų reikės iki tų 28, man atrodo, kad būtų atsinaujintos energetikos. Tai mūsų labai didelis lūkestis buvo ir vis dar yra, mes neprarandam vilties, kad su dabartinė ES finansavimo laikotarpiu mes esam pasirengę darnaus judumo planą ir buvom planavę apie 10 milijonų skirti būtent autobusų įsigijimui. Tai praktiškai mes būtum užtikrinę visą poreikį tiek, kiek mums reikia aptarnauti tiek miestą, tiek priemiestį, nusipirkti elektrinius autobusus. Tik tai ministerija tas finansavimo priemonės dabar taip sudėliojo, kad jos praktiškai nelabai tinka ne tik Marijampolė, bet ir kitiems mūsų savivaldybėms, kitiems miestams. Tai dar ten tas procesas nebaigtinis, dar nepasiduodam, norim įrodyti, kad iš principo per mažas finansavimas. Kaina šių autobusų svyruoja priklausomai nuo komplektacijos, bet maždaug siekia 230–250 tūkstančių eurų be PVM. Jeigu negausime ES pinigų, tai iš tikrųjų bus iššūkis didžiulis. Ta prasme, atnaujint, kaip reikės pakeisti elektriniais autobusais, bet noriu tikėti ir tikim, ir asociacijos dirba, visi dirbam ir savivaldybės, kad būtų pakeistas tas finansavimo aprašas ir kad galėtumėm pasinaudoti ES pinigai, kurie tam ir yra skirti.
O pats miestas elektrinių autobusų erai pasiruošęs, namų darbai atlikti. Šitą būtent autobusų parko visą teritoriją ir garažus statėm ruoždamiesi elektriniam transportui ir jau yra numatyta čia ir laidai, tik tai reikia pastatyti stoteles iš principo. Tai yra numatytos vietos, kur tikrai būtų galima pasikrauti ir tas pačias stoteles mes taip pat suplanavę darnaus judumo plane iš ES pinigų. Bet vėl ta pati problema, kad kaip čia su tuo finansavimu bus. Tai mes pilnai, jeigu tas būtų gyvenita, gautumėm tą paramą, tai ir krovimas, ir transportas tikrai išspręsta ir suplanuota, tik tai turi būti ministerijos teisingas požiūris ir kad mums padėtų tą įgyvendinti. Elektrinių autobusų gamintojas pastebi, kad žalioji kryptis ir elektrinis transportas Lietuvoje sparčiai populiarėja. Lietuvių gaminti elektriniai autobusai jau važinėja Vilniuje, Druskininkuose, Alytuje, Utenoje. Tikimasi, kad greitų laikų važiuos ir Marijampolėje. Iš tikrųjų, tai mes kaip Lietuva važiuojam pakankamai gerai, atrodome pakankamai gerai, todėl kad tikrai turime pakankamai stiprias subsidijas iš valstybės. Ir čia viskas priklauso nuo to, kad vienareikšmiškai turi būti parama iš valstybės. Elektriniai automobiliai, jie vis tiek yra kažkiek brangesni, vis tiek ta technologija yra pakankamai dar nauja. Tai natūralu, turi būti parama iš valstybės, kad tas progresas būtų spartus.